Kainycių kaimo gyventojas burtininkas Tukurutis kosmonautas lankėsi Panevėžio mieste ir autobusų stotyje susitiko su Kupkinuku Rubliausku. Jis gaila tuo metu taip visai ir nenujautė, neįtarė vieno dalyko, kad visai netoli jų ten pat sukiojasi ir viena, niciečiams nuo seno jau gerai pažįstama moteris. Tai buvo ana religinė fanatikė Kupiškienė Vida Pribeldaitė, Lajūnienė su savo vyru Žydrūnu, kurie per Panevėžį link autobusų stoties kaip tik tuo pačiu metu skubėjo, kad suspėtų į reikiamą autobusą, vežantį namo, o lėkė iš po mieste teologo surengtos paskaitos tikintiesiems apie Eucharistiją, pakeliui dar kioske pora nusipirko savo mėgstamą religinį žurnalą Artuma ir pačiu laiku spėjo įsėsti į autobusą. Taigi sėdi Vida ir Žydrūnas tame autobuse, varto savo žurnalą, o Vida vienu metu žvilgt pro langą, įsistebeilijo į stoties pusę ir tik kumšt alkūnę šalia sėdinčiam sutuoktiniui. Žiūrėk, o kasgi ten lauke bestovi. Ar tik ten ne vienas iš tų kainiečių niciečių, kurie verčiasi magija ir gyvena nuodėmėje? Jei gerai pamena, net ir vardą to vyro atsimena - Tukurutis. Nors praėjo jau lygiai 10 metų nuo tada, kada pati Vida kadaise artimai draugavo su niciečiu Tuku Nykštuku, bet ir dabar dar gerai atsimena, kai buvo nuvykusi pas juos į svečius ir kai ten jį barėsi ant gerųjų burtininkų šeimos dėl jų nuodėmingo, nekrikščioniško gyvenimo, atvirai smerkė juos. Ten pat šalia buvęs šitas raudonodis okultistas Tukurutis tik pridėjo pirštą savo prie smilkinio ir jį pasukiojo, suprask, jis tik niekino visus tuos Vidos barnius. O dabar po tiek metų Vida tą patį vyrą, okultistą, šioje stotyje netikėtai pamatė vėl. Šalia to tukrio sukiojosi ir kažkoks nežinomas juodaplaukis vyras. Būtent tokius nusidėjėlius Vida su Žydrūnu savo gyvenime ir toliau labai stipriai vis dar smerkia. 2021 metų rugsėjo 6 diena. Štai kaip galėjo atrodyti išplėtotas sutuoktinių Kupiškėnų Vidos ir Žydrūno Lajūnų pokalbis Panevėžio autobuse, bei reali žurnalo teksto ištrauka, kurią Vida skaitė su didžiulė meile ir patosu. Pokalbis autobuse, Vida ir Žydrūnas Baltojoje santuokoje gyvenanti pora. Vida staiga įsitempė, pamačiusi vaizdą pro langą ir stipriai baksteli Žydrūnai į šoną, pala, o kasgi ten? Žydrūnai, pažiūrėk. Greičiau atsisuk, kol autobusas nepajudėjo iš aikštelės. Ar tik ten ne vienas iš tų niciečių kainiečių, kurie gyvena nuodėmėje? Žydrūnas, kiek sutrikęs, atitraukė akis nuo savo žurnalo puslapio, kur Vida. Kur tu žiūri? Per tuos stoties peronus ir autobusus sunku ką doro įžvelgti. Vida, balsas kyla iš pasipiktinimo, pirštų bado į stiklą, na va ten, tiesiai priešais mus prie autobusų. Ar tai tas raudonodis nusidėjėlis okultistas? Ar jis? Tikrai, tai Tukurutis. Tas pats burtininkas iš Nycių kaimo, kurį mačiau prieš 10 metų, kai tuomet lankiausi kaimo turtuolių katinų šeimos kieme. Žiūrėk, ir vėl su kažkokiu juodaplaukiu vyru šnibždasi, garantuotai vėl burtus ir magiją planuoja vidury dienos. Fu ant tokių žmonių. Žydrūnas, įsižiūriu pro langą, suraukia kaktą, tikrai koks keistas tipas, pirmąkart aš jį matau. Raudona oda, dabar dar ir Panevėžio autobusų stotyje sukiojasi. O kas tas antras šalia jo, juodais plaukais ir violetiniu megztiniu? Vida. Piktai prunkšteli, koks skirtas, kas? Nepažįstu jo ir nė nenoriu pažinoti. Tikriausiai toks pat klystantis nusidėjėlis, kurį tas šėtono tarnas bando įtraukti į savo pinkles. Tu tik pagalvok, Žydrūnai, praėjo lygiai 10 metų nuo tada, kai lankiausi Nyčiuose pas Tuką Nykštuką, savo tuometinį buvusį mylimąjį. Aš jiems tada iš viso širdies krikščioniškai norėjau atverti akis, bariau visą tą jų burtininkų šeimą dėl nekrikščioniško gyvenimo, o šitas Tukurutis. Žinai, ką jis padarė? Pridėjo pirštą prie savo smilkinio ir pasukiojo. Suprask, jis mane, tikinčią moterį, durnelę palaikė. Kokią nepagarbą parodė tiesai. Žydrūnas, ramina žmoną, švelniai paimdamas ją už rankos, nusiramink, Vida. Teologas šiandien paskaitoje apie Eucharistiją ką tik labai aiškiai sakė, tie, kurie pasiduoda magijai ir burtams, patys save atskiria nuo Dievo šviesos. Taigi taip ir yra. Jų dvasia tuščia, todėl jie ir niršta ant tikrųjų tikinčiųjų.
Viešpats viską mato ir kiekvienas gaus pagal savo darbus. Vida atsidūsta, vėl žvelgdama į žurnalą Artuma tiesa tavo žydrūnai. Kokia laimė, kad mes spėjome nusipirkti šį žurnalą kioske. Jis tiesiog ramina sielą po tokių baisių vaizdų stotyje. Štai paklausyk, kaip gražiai ir su kokia meile čia parašyta, toks storas žurnalas ir tiek daug ką čia yra gero paskaityti. Aš tau garsiai paskaitysiu, kad visi girdėtų, kas yra tikroji tiesa. Tegul net ir šiame autobuse visi iš eilės girdi. Žurnalo Artuma tekstas, Vidos garsiai skaitoma dalis, Vida pasitaiso savo žurnalą, įkvepia ir su giliu pamaldumu bei meile balsu skaito straipsnio eilutes, tikėjimas pandemijoje ir kasdienybėje. Kiekvienas krikščionis savo žemiškojoje kelionėje susiduria su gundimais ir dvasinėmis tamsybėmis, kurios bando atitraukti mus nuo vienintelio tikrojo išganytojo. Šiandien, kai aplinkui tiek daug netikrų pranašų, burtų, horoskopų ir dvasinio paklydimo, mes privalome sugrįžti prie Eucharistijos stebuklo. Tai yra mūsų dvasinis maistas ir skydas nuo piktosios dvasios pinklių. Kitas straipsnis, štai. Vadinasi jis šitaip. Parašyta. Jėzus myli tave, o kiek tu myli jį. Skaitau. Jeigu tavo širdis pilna meilės jam, tuomet tu rasi savyje jėgų nusisukti nuo nuodėmės ir drąsiai liudyti tiesą tiems, kurie vis dar skendi tamsybėje. Atverkime savo širdis šiam klausimui, kad mūsų kasdieniai darbai ir maldos taptų gyvų atsaku į jo begalinę auką už mus. Vida, kupina vidinio susižavėjimo ir užuodusi dvasinį triumfą, užverčia žurnalą, štai žydrūnai. Kokios auksinės eilutės. Jėzus myli tave, o kiek tu myli jį, šitą sakinį reikėtų stambių šriftų ant tos autobusų stoties sienos užrašyti, kad visi tie burtininkai ir okultistai kasdien skaitytų ir drebėtų prieš amžinąją teisybę. Žydrūnas šypteli ir linkteli, tikra tiesa, Vida. Tikra tiesa. Sukalbėkime dabar dar rožančių, kol važiuojame namo, už tų paklydusių sielų atsivertimą. Juk jį tu turi pasidėjusi į savo rankinuką, tiesa?